Labas rytas, chebrytė. Viskas. Keliaujam tikslo link, dėl ko ir važiavome. Į kalną Zakopaną. Tikslas Rysų kalnas. Nežinau, kaip sekasi, pasižiūrėsim. Tai dabar varom į Autiką. Autika startuoja čia nuo centro 6:30. Dabar turim 6:16. Čia 5 minutės iki stotelės. Vakar čia su vietiniais pakalbėjau, tai viską papasako, kaip čia davažiuoti ir panašiai. Tai turim vieną problemą, kad paskutinis Autikas važiuoja atgal iš to parkingo, iš kur aš startuoju. Turbūt, kad kokią 8 valandą, 7-8. Tai nežinau, ar aš spėsiu pakilti į Rysą ir grįžti atgal į stotelę. Tai va, žiūrėsim pagal situaciją. Dabar pakeliui pas autobusų vairuotoją paklausiu, galbūt bus vėliau tas autobusas paskutinis, tai patikslinsim ir žiūrėsim. Ką, viskas, chebrytė, startuojam, važiavau ne su autobusu, su taksi tokia. Busiukas stovėjo stotelį, kvietė, kas norėjo, brangiau tik 5 zlotais, tai čia realiai euras. Tai va, 7 valandą be 10 jau čia buvau, tai greičiau negu autobusas 20 minučių sutaupiau, tai perfekt. Pakeliui busike, kol važiavom, moteris tokia buvo, musė. Tai šnekėjom visą kelią, žodžiu, su ją. Tai kiekvienais metais važiuoja čia, daug jau apėjusi, bet iki Rysų dar nedarėjo. Kai sužinojo, kad aš pirmą kartą kalnuose ir iš karto į Rysą varau, sako, išpratėjęs. Bet žodžiu, kiek visi papasakoja, nelabai įmanoma man net jį pasiekti šiandien tiesiog pagal laiką. Tai varysiu į viršų iki 2 valandos maždaug ir tada atgal. Tai va, žodžiu, planas toks, tiesiog einu į kalną, kiek daeinu, maždaug iki 2:30 ir grįžtu atgal, nes kitaip aš tiesiog nespėsiu net su taksu grįžti, nes jie paskutinę valandą 10 vakaro išvažiuoja. Tai va, turiu spėt grįžti dar, pažiūrėsim. Reikia taip išdėlioti, kad pusę laiko aš einu į viršų ir pusę lieka atgal, kad liktų ne mažiau, nes tada ne faktas, kad spėsiu. Puskelį sustosiu ir pradėsiu eiti atgal. Tai žiūrėsim, kiek aš pakilsiu. Mes dar taip žemai, o jau tokie gražus čia vaizdai, žiūrėkit. Super. Tai ta moteris, kur pasakojo, važiavom busike, tai pasakojo, kad prieš 2 dienas ėjo kažkas į Rysų kalną. Buvo giedra, viskas okei. Ir kažkoks debesiukas toks mažas atrodantis atėjo ir prasidėjo kruša. Kruša buvo ant tiek stipri, kad tiesiog odą prapjaudavo. Tai teko jam rengtis ten, slėptis. Tai va, tokie dalykai ten būna. Nors aukštis nėra toks didelis, 2,5 kilo, bet būna ir pavojinga. Viskas jau mylę praėjom, tai čia 1,6 kilo per 16 minučių. Tempas geras. Nu va, jau po biškį atsiveria gražus peizažai. Na, jau chebrytė, kažką įdomesnio tai pamatysim. Toks tiltelis. Wow! Kol kas einu ir visus lenkiu. Tikiuosi taip ir bus iki galo, o nebus taip, kad puskelyje, manau, bus šakės. Dabar tik 7:30, o taip karšta Pizė. Jau turbūt 20. Šiandien 30 laipsnių žada. Tai kaip ir su orais pasisekė, o kaip ir ne, nes bus labai karšta. Einam jau 2 minutės, praėjom 2,65 mylios. Tai čia kart 1,5, tai jau 3,7 kokie. Visai neblogai. Tai maždaug puskelis iki Morskio oko. Matau jau, kad vijausi dar vieną grupelę.
už medžių ant posūkio. Tai reiškia tempas labai geras. O vaizdelis, rojus. Ką tik nusirengiau, nes žiauriai karšta. Sukom į šiek tiek įdomesnį jau keliuką. Ėjom tokiu pagrindiniu asfaltu. Tai tas keliukas ir tęsiasi toliau. Galima buvo eiti. Bet pagal tą trasą, kur aš einu, reikėjo pasukti čia į dešinę. Tai va, gaunasi, kad mes kertam tą patį keliuką. Tik čia gaunasi trumpesnis keliukas, kad apeit tą pagrindinį kelią ir greičiau pasiekti Morskio oko. Nu ką, chebrytė, 5 minutės laiko, išgeriam vandens, pakvėpuojam ir judam toliau. Tuoj pasižiūrėsim, kokia situacija. Taip, 55 minutės, 3 mylios 2,7, kart 1,6, jau 5 km ir 2. Tai gal jau pusiaukelį ar dar ne, tai pažiūrėsim. Na, blemba, sakyčiau, nu gal ne pusiaukelis, bet va. Tokia situacija. Gal 100%, 5 kokius praėjom. Taip, dar 3 minutės ir varom toliau. Blemba čia šiandien kalorijų normaliai numesiu. Realiai taip pat prakaitoju, kaip ir džimpliusą ant tų laiptelių. Gaila, bananų nepasiėmiau. O blogiausias dalykas, čia didžiausias failas šiandienai, čia tiesiog kosmosas. Kad aš taip sugebėjau. Powerbankas yra, o laido prie telefono nėra. O taip ir būna. Dažniausiai. Vieną šokoladuką suvarysim, šiek tiek kalorijų, dar 2 minutės ir varom. Ką galiu pasakyti, kad 5 minutės pertraukos, bet labai stipriai atsigauni. Tai va, po 5 minutės kaip tik pertraukėlę padaryti ir judėti toliau. Pirmi gražus vaizdai. Čia toks chill spotas, galima pailsėti, kas pavargo, o kas ne, žygiojo toliau. Pamato dar kiek sniego kalnuose. Tai va, jeigu ant takelio man papuls va tiek sniego, tai ten net nėra ko lyst. Bet daug dėvė iki sniego dar daryti. Viskas chebrytė. Labai mažai jau liko, tai jums parodysiu. Blemba, kiek mūsų čia, pizė. Valandą 17 einam, praėjom 4,5 mylio, o liko va toks mažas gabaliukas, mažas. Pasivijau dar vieną grupelę, lenkiam ir jos. Blemba chebrytė, tokio dydžio kalnų kažkaip nesitikėjau, galvojau kažkaip, kad jie bus mažesni maždaug 2. O čia žiūri jos, čia kosmosas man. Tai pagal viską, dabar va čia pakylam ir prie to namelio atsiveria jau vaizdas į Morskio oko. Net nesitikė, kažkaip greitai, wow, nice. Jo, wow. Labai wow. Bet čia mastas, tai man kaip pirmą kartą kalnuose. Reikėtų nusileisti. O koks vanduo švarus. Wow. Bet ten girdėjau, Čarnas taps dar švaresnis ir gerti galima tiesiog iš ežero. Tai šiandien paragausim. Kaip gražu. Nice. Ką chebrytė, reikia pertraukėlę padaryti. Kiek čia mes padarysim pertraukėlės? 8:22. Tai 8 kem startuosim. O dabar reikia pavalgyti, išgert šiek tiek energijos ir varyt toliau. Tai kiek pamenu, čia aplinkui apeisim tą Morskio oko, ten pakilsim ir ten bus Čarnas takas. Ir po to ten dar aukščiau. Kažkur tą linkme. Paukščiukai čiulba, saulutė šviečia. Wow. Kaip ten mano sandvičiai, dar gyvi. Nu va, nice, tvarkingai. Tobulas rytas chebra. Wow. Čia intikas atsirado ar ne, bet visą kelią iki čia indiko nėra. Indiko,
Gal pabandysiu restart telefoną padaryti. Gal padės. Bet kad klaido, telefoną nepasėmiau. Čia tai failas, metų failas. Ir ką, intikas pasirodys ar ne? Nėra. O išeis dingo. 0. Nu ką, dar 14 minučių ir judam toliau. Nėra čia ko sėdėti ir taip laiko mažai. Na, žuvytės plaukioja, matau. Dabar su mielu noru nueičiau išsimaudyti. Visą prakaitą nuplauti. Nu va, matau žmonės iš čia. Į Čarnį Stav kyla. Eik tu savo. Kaip skrusdėlytės, net mažesni. Dabaigsiu dar šokoladuką savo. Kaip tik vandens ir pripilsim iš Čarnį Stav ežero. Bet chebrytė iš tikrųjų pasisekė su orais, nes kai dar buvau Varšuvai, kada čia vakar, ne, nu jo, vakar. Ne vakar, o užvakar vakare žiūrėjau prognozę, tai rodė, kad šiandien maždaug nuo 6 audra ir panašiai. Bet orai pasikeitė ir audra ateis daug dievė naktį arba ryte. Neišsidėjau aš hebrą net 20 minučių, pasidėjau kokių 14 ir užtenka. Nėra čia prasmės daugiau sėdėti, tai judam toliau. Aplink Morskio oko ateisim ir tada ten maždaug kilsim į viršų prie Čarnį Stav. Ką tik pažiūrėjau laikrodyje, koks aukštis dabar, tai rodo 1,4. Nežinau tiesa ar ne, bet patikrinsim šiek tiek vėliau, kai jau pamatysim kažkokius ženklus su aukščiu. Tokie keliukai, kol kas visai nice. Ten turbūt ne nice bus po Čarnį Stav ir aukščiau, ten jau bus sunkiau. Varom toliau. Vėl pasivėjau kažkokią grupelę, vėl lenksim po biškį, bet gerai, reiškia geras tempas. Bet iki Risa iš tikrųjų jau net neplanuoju, tai yra netikiu, kad pasieksiu, bet tikslas toks lieka. Ką aš dabar pastebėjau eidamas, kad aš einu ir nuolat po kojom žiūriu, net nežiūriu į kalnus, kur tokie peizažai, kaip jūs matot. Bet turiu mintį, kad kai pakilsiu į viršų, bus dar gražiau. Tai stipriai nesiparinu. Čia prie kalnų tai labai gerai dabar eit, kad visoka, gal 18 kokie, nors ne, turbūt 20, bet saulutės nėra. Saulutė nespigina. Tai jaus taip stipriai neprakaituoja. Iš tikrųjų visiškai kol kas neprakaituoja. Gal kad pakilimas stipraus nėra, bet kol kas easy. Jau matau, kad pasivijau dar kažkokią vieną grupelę. Keista. Ar čia ramiai tiesiog eina, ar čia jų tempas, nes kol kas visus lenkiu. Bet tikiuosi taip ir iki galo bus. Vanduo švarus. Ledas. Dar šiek tiek liko pakilti ir gersim vandenį iš ežero. Dabar tai jau rimtesnis pakilimas. Čia matau jau rimtesni bachūrai eina. Tai žiūrėsim, patemsiu jų tampą, ar vis dėlto ir net aplenksiu. Žiūrėkit, koks pakelimas. Nice. Labai nice. Tai va, maždaug jų tampu ir einu kartu. Lenkt turbūt nesinori. Abejoju, kad išlakysiu greičiau. Jau kiek pakilom. Valandų be 5-9. Jie prailsiusi. Varom toliau. Bet pakilimas čia crazy. Iš priekio ėjo, pasidavė, praleido, dar 2 liko. Kilinsim ir juos. Oi hebra, krasota kakaya. Šitie vyrukai gerai eina. Aš nusprendžiau padaryti savo pertraukėlę 5 minutės ir judėsiu toliau. Nepailsėjau hebra net 5 minučių, gal 3. O hebrytė visai šalia eina, ne taip ir daug atsilikau. Bet labai palengvino tas 3 minutės pasidėti, atsigauni žiauriai. Čarnį Stav. Tai irgi labai gražu. Reikia biškį pailsėti. Va, nes dabar čia mums reikia apeit beveik pusę ežero ir tada kilsim į viršų kažkur ten per vidurį. Atrodo baisiai, bet bandysim. Na ir galbūt ten, kai apeisim ir paragausim vandens. Skanusis ar ne. Jeigu skanus, tai pripilsim visą bonkę ir kilsim toliau.
viskas. Čia jau poilsis, aplink ežerą ateis, pailsėsim, o tada dar baisesnis kilimas tikriausiai prasidės. Koks bando, wow, spalvytė, kaip gražu. O ten net saulutės mums nebus, galbūt ir šalta bus, tai pažiūrėsim. To jau eisim vandenį gert. Nu jo, į pavėsį užėjom ir šaltoka pasidarė, reikia pajudėti greičiau. Na jau chebrytė artėjom prie pakilimo, jau visai nedaug liko, tai prie pakilimo taško pripilsim vandens pilną. Której wróciliście? To przedwczoraj na tej Świnicy, to którym ruszaliśmy, pamiętacie? 7? O 8 ruszaliśmy Aha. z hakiem. Startowaliśmy z... jak to się nazywa? Balczanska? Pielnica? Nie? Kalatówki. No później tak. Kuźnice, no. A, no okej. To 21. To szybko? Szybko. A dziś o której planujecie wrócić? No tak, 20 w domu. 20? No tam jest Bardzo. Tam zostało nam ile? 2,5-3 godziny. To koło południa powinniśmy być u góry. Na rysach o drugiej godzinie gdzieś planujecie być? Nie, 12. O 12? No 13 bardziej realistyczna. No kurczę, to może ja z wami razem dojdę. Bo ja jakoś myślałem, że ja tam do 4 nie dojdę. Czemu? Nie wiem. Zasuwasz. Plecaka nie masz, obciążenia nie masz, No. to wiesz. Mój plecak waży z 15-20 kg. Często chodzicie w góry? Oni tak, ja nie. Blemba, chebrytė irgi į rysį varo. Sako, iki 12 valandos jau turi pasiekti rysį. Bet aišku, turi įrankius, aš ne. Tai va, užsikalbėjom ir pamiršau pripilt vandens. Tai dabar grįžtu, nes jie sakė, vėliau vandens lygtais ir nebus. Tai geriau aš grįšiu šiek tiek ir pasiimsiu vandens. Galbūt dar pavysiu jas. O gal ir ne. Blemba, nemažai reikia grįžti. Gaila, pamiršau visai apie tą vandenį. Tai sako, chebrytė optimistiškai nusiteikė jie, kad iki 12 pasieks, o dabar pusė 10. Pripilsim vandens, nes jau va, beveik nieko nėra. Čia vanduo tai kristališkas. Turėtų užtekti. Davai paragausim iš karto. Chebrytė net ir skirtumo nepajaučiau. Labai skanus. Nu va, praradom gal 50 minučių, bet vandens turim. Drąsiai galim kilti toliau. Dabar chebra pavyti jau bus sunkoka, gaila, gera kompanija. Nu bet ką jau padarys. Mano chebrytė eina, nu tai jau 100 metrų gal atsilieku. Ajajai. 2 valandos su pusė. 6,8 mylių, aš jau turiu eiti per sniegą. Nėra čia labai pavojinga, bet jau pirmi žingsniai ant sniego. Pyzė. Nu va, mano chebrytė, galbūt kažkaip pavysiu, nes jie turi su savim 20 kg bagažo. O pas mane gal 5, tai tokį pranašumą turiu. Nu ką. 5 minutės dar čilo, tai pažiūrėsiu laikrodį, kokį aukštį rodo dabar. Blemba, bandžiau jos pavyti, tai biškį pompą pagavau. 1,630 aukštis, nežinau, matot, nematot. Tai va galvoju, reikia išgerti švento vandens, kad gerai eitųsi ir judėti toliau. Kai chebra pasakė, kad iki 12 jie pasieks rysį, man kažkaip nesitikė. Labai gerai. Blemba, vanduo tai pasaka. Prakaitį bėga. Gerai, nėra pasidėti. Judam toliau. Oho, kiek sniego. Wow. O, koks gražus kraklys. Toks mažiukas. Blemba, čia pakilimas. Čia galo chebra nesimato. Wow. Vaizdeliai tai kosmosas. Vis aukščiau, pulsas didėja. O įdomu, nes jaučiu 100 šiam kokiu. Ką parodys? Turbūt, kad šūda rodo, nes ranka prakaitota. Jo, rodo 85. Nesąmonė. Aš va po minutę pailsiu ir toliau. O, ant krioklio matosi vaivorykštė, jeigu matot. Bydgoszcz. Bydgoszcz, znaczy
То или кілометрів сам? Jawy. 600? 10. Їду на мотоциклі, з Вільна прилетілом. O, 1000 кілометрів. Ну, то у меня така crazy trip вийшов. Pasivėjau hibrytą, tai bandysim lėkti kartu į rysą. Žiūrėsim, kaip mums seksis, priklauso, kokiam aukštyje sniegas guli ir ar aš jį praeisiu. Nes jeigu ne, tai tom kilimas ir baigsis mano šiandienai. Žiūrėsim. Ne pirmą kartą kyla, tai pagyrė mane, kad turiu gerą tempą. Tas džiugina. Nu va, o tokiam sąlygom ir varom. Nu va, linksmybės prasideda, sniegas yra, bet aplinkui galima apeiti per olas. Tai bandysim. Labai liūdna, bet šioje vietoje kažkas nutiko microSD korteliai ir visi vaizdo įrašai tiesiog neatsidaro. Bandžiau juos atstatyti visais būdais, bet vis tiek nepavyko. Tai jeigu kažkas iš jūsų žino, kaip atstatyti, tai būtų dar kita dalis, o ten dar daugiau įdomesnių kadrų. Tai labai gaila, realiai svarbiausi kadrai ir prapuolė. Tai dabar pridedu vaizdo įrašą iš telefono filmuotą, kur pasiekiau aukščiausią lygį, kurį buvo įmanoma pasiekti su paprastais batais, nes dieną prieš tai tiesiog nepavyko surasti, išnuomoti tų vadinamų kačių. Pasiekiau aukščiausią lygį, kurį man šiandien buvo įmanoma pasiekti su paprastais tokiais batais. Vakar šipų neradau nuomai, tai labai liūdna, tai va dėjau iki šios vietos, kur su šipais patartina eiti. Bandžiau keletą žingsnių padaryti be jų, eiti įmanoma, bet labai pavojinga. Tai nusprendžiau šį kartą aš nekilsiu aukščiau, tai čia aukštis 2 kilometrai, tai liks kitam kartui. Teks dar Zakopanėje apsilankyti su šipais, o ten jau ir debesis gražiai užeina. Tai va, dabar pietaujam ir po biškį grįžtam. Tai jeigu kažkas galėtų pagelbėti atstatyti šios video, būčiau labai dėkingas, parašykite į Instagramą ar komentaruose, kaip su jumis susisiekti. O šiam kartui dėja, bet tiek. Tai ačiū, kas pasižiūrėjo iki galo, subscribinam kanalą, paspaudžiam laiką, jeigu patiko video ir iki kito karto. Iki.